Jei nepavyksta sutrumpinti perstatymo laikų, iš principo reiktų atskirti ruošinių gamybą nuo pagrindinio gaminio gamybos. Tai yra ruošinius į sandėlį papildyti optimaliomis partijomis, o gaminius gaminti pagal poreikį. Tokiu būdu bus užšaldyti produkcijos su mažesnė sukaupta verte iki to momento ir kaip ir piniginių srautų klausimas bus praspręstas. Žinoma, optimalias partijas nereiktų palikti tokias, kokios yra, bet vis ieškoti būdų, kaip jas mažinti ir mažinti. Sumažinus partijų laikus pastebėjom tokią reakciją, kad planas iš principo išvis nevykdomas, tai yra darbo našumas nukrito dar apie 300%. Darbininkai aiškinasi labai paprastai, tai yra anksčiau, kur norėdavo, ten ir numesdavo ruošinius, dabar reikia iš principo žiūrėti, kur padėti, tai užtrunka laiko, dar žiūrėk, ne ten pataikysi ir panašiai. Taip pat į vežimėlį telpa labai mažai ruošinių, o jos stumdyti vėl užima tam tikrą laiką. Tai čia jums ir dingsta tas efektyvumas. Nusprendėme pastebėti, kaip dirba darbininkai. Pirma, ką krito į akis, tai kad ruošinius į vežimėlį deda darbininkas nervuodamasis ir panosi murma kažką, nesuprasi, reiškia savo nepastenkinimą. Taip pat nustumęs vežimėlį kolegai, darbininkas dar kažką aptarinėja ir taip toliau. Va ten tas laikas iš tikrųjų ir dingsta. Iškilo klausimas, ką pasirinkti, gerą darbininką ar gerą darbuotoją. Stebint procesą, pastebėjom, kad dažniausiai nepasitenkinimą reiškia keli seni darbuotojai. Ir jie savo nepasitenkinimą reiškia tokiu gana neįprastų būdų, tai yra nuteikinėjo prieš pokyčius likusius darbuotojus. Nes atseit, sena tvarka buvo ir taip gera, kaip visi gerai dirbom ir uždirbom. Tačiau yra tokia situacija, kad jie savo operaciją mokėjo atlikti greičiausiai įmonę, tai yra jie buvo nepakeičiami geri darbininkai. Tad, ką visgi rinktis, gerą darbuotoją ar gerą darbininką? Mūsų požiūris yra labai paprastas. Darbuotojai yra verslo pagrindas, tad geri darbuotojai yra gero verslo pagrindas. Kaip apibūdinti gerą darbuotoją? Geras darbuotojas visų pirma yra lojalus įmonėje, tai yra nenusiteikia prieš pokyčius. Yra darbštus. Kartais būna situacijų, kaip ir lojalus įmonėje, bet jisai iš principo tingi, nieko nedaro. Taip pat turi ką nors mokėti. Ir šitų trijų dimensijų turis ir kaip ir parodo darbuotojo lojalumą. Kodėl parašiau turi ką nors mokėti? Iš principo, jeigu žmogus moka kažkokį tai darbą ir jisai yra lojalus ir darbštus ir jam pasakysite, kad reikia kažką tai, kad išmoktų kitą, ko jisai iki tol nemokėjo, jisai tikrai be problemų tą išmoks. Bet jeigu jisai bus tinginys arba nelojalus įmoniai, jisai tikrai nieko naujo nesimokins, sakys, tai ką aš moku, tą ir dirbu. Surinkus tinkamus darbuotojus, pastebėjom, kad planas įvykdyta ženkliai anksčiau. Tai yra normatyvai mūsų nustatyti, jie dar viršyti. Iš principo pastebėjom, kad sumažinus atsargų buferius ir panaudojus komplektų išrūšiavimą, pagreitėjo ruošinių atranka. Tai yra sutrumpėjo paruošiamasis laikas operacijai ir iš to gavosi ženkliai didesnis našumas. Taip pat vieno komplekto srautas pakėlė psichologinę savijautą. Visų pirma, darbuotojas nematydamas krūvos ruošinių prieš operaciją nesinervindavo, kad nespėja. Ir dėl to stengdavosi, kad reikia kažką daryti toliau. Taip pat nematydamas krūvos ruošinių po operacijos nejausdavo moralinio pasitenkinimo, kad aš ir taip greitai dirbu, tegul kiti stengiasi, ašgi galiu ir palaukti. Todėl buvo nuspręsta pakeisti normatyvus. Tam buvo pasitelkta filmavimo kamera, nufilmuota, kaip žmonės dirba, kiek laiko sugaišta. Rasta, kad jie gali greičiau dirbti apie 40% efektyviau. Tačiau nuspręsta, kad visgi laikas trumpinti, normatyvas trumpinti tai 30% ir palikti tos pačius atlyginimus už operaciją. Tai yra suteikti galimybę žmonėms uždirbti daugiau. Už virš normos pagamintą kiekį nuspręsta mokėti papildomus priedus prie atlyginimo. Tai yra tas 10% papildomas rezervas paliktas būtent priedam, ką žmonės tikrai gali padaryti, o įmonė ir taip jau nauda didžiulė.
Taip pat nuspręsta penktadienį nustatyti mažesnį krūvį nenumatytiems atvejams išlyginti. Tai yra, jeigu ar vidury savaitės kažkas įvyko, ar ekstras užsakymas įkrito, penktadienis būtų ta diena, kurios sąskaita būtų daromas išlyginimas, kad tas krūvių svyravimas paprasčiausiai nepersikeltų į kitą savaitę ir neišgadintų iš anksto suplanuotų darbų. Tai yra nustatytas bendras buvo tikslas. Tokiu būdu darbuotojai galės palaikyti didesnį darbo tempą, atnešti įmonėje daugiau pinigų ir žinoma uždirbti daugiau ir patys. Pakeitus normatyvus, vėl meistras beldžiasi į duris ir sako, žmonės vėl streikuoja. Žmonės išreiškė nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą patiktais normatyvais. Jie pradėjo reikšti, kad tai tikrai neįmanoma to realizuoti ir panašiai. Bet diskutuojant netgi išaiškėjo, kad jie ankstesnių normatyvų net ir nežinojo. Bet koks pakeitimas iš įmonės pusės jų priimamas kaip apgavystė eilinė. Dėl to teko parodyti paprasčiausiai nufilmuotą medžiagą, kad jie patys įsitikintų, kad tai tikrai realu, parodyti, iš kur tie skaičiai gimė ir problema išsisprendė. Pakeitus normatyvus, pirmą savaitę praktiškai visa buvo viršyta, tai yra suplanuotas laikas vykdyta daugiau. Trečioj savaitėj, vidury savaitės, vėl meistras sako, viršininkė, žmonės vėl streikuoja. Klausim, kas dabar nutiko. Sako, paprasčiausiai žmonės mato, kad jau įvykdė mėnesio normas ir sako, mes daugiau nedirbsim, nes mums vis tiek daugiau niekas nemokės. Šioje vietoje taip, pasitikėjimo iš eilinio darbininko, darbuotojų, kuris stovi prie staklio, įmonė dažniausiai mažai būna. Jie ateina užsidirbti iš principo savo duonai ir jiem įmonės strategija kartais būna ir labai kažkur tai toli. Dėl to šį klausimą iš principo gali išspręsti tik tai įmonės vadovai, kartais aukščiausio lygio vadovai. Jie vykdydami savo pažadus gali tą įrodyti savo darbais ir tos problemos išnyksta. Kągi, pateiksim apibendrinimą. Visų pirma, gamybos srauto palaikymui būtinos sąlygos būtų šios. Tai yra, pirma, apriboti informacijos perdavimą gamybininkams. Tai yra, panaudoti vyrės metodą. Tokiu būdu nevyks užsakymų apjungimas ir įrengimai nebus apkrauti tais darbais, kurių tuo metu visiškai nereikia. Taip pat atsargų tiekėją vertinti pagal patikimumą, o ne pagal siūlomą kainą, nes bet kokia prastova dėl brokuotų detalių ar neatvežtų detalių, jinai įtakoja ir jūsų darbo našumą. Mažinti partijų dydžius, perdant atsargas tarp operacijų, tai yra išgauti trumpesnį gamybos laiką. Tokiu būdu ir bus panaudotas mažesnis plotas ir darbuotojai galės greičiau surasti jiem reikiamas detalės bei padėti pagamintas. Taip pat trumpinti rengimų perstatymų laikus, tokiu būdu galima bus mažinti partijas gamybos. Jeigu kažkokiu tai dalių nepavyksta sumažinti perstatymo laikų, paprasčiausiai atskirti ruošinių gamybą nuo pagrindinės gamybos. Taip pat įtempti gamybos planą, kad darbininkai visada palaikytų norimą tempą. Tai yra, jeigu nesezono metu gamybos apimtis krenta, paprasčiausiai nepalikti tas pačias 8 darbo valandas, o mažinti darbo valandų kiekį, tam, kad darbininkas visada palaikytų norimą tempą. Ir tokiu būdu prasidėjus sezonui jūs negausite tokio šoko, kad kaip ir jau užsakymų yra, bet darbininkai dirba vis dar per lėtai. Keletas svarbiausių dalykų. Tai yra visų pirma, palaikyti psichologinį klimatą įmonės viduje, nes jeigu darbuotojai bus nepatenkinti kažkom, kadrų kaita, jinai vėlgi įtakoja gamybos srautą, nes apie pusės metų žmogui gali tekti adaptuotis tam, kad jisai priprastų prie naujos tvarkos, prie jūsų įmonės tvarkos ir dirbtų atitinkamai nešiai kaip ir ankstesni darbuotojai. Taip pat, kas yra labai svarbu, tai yra parengti aiškę ir objektyviai darbo užmokesčio sistemą. Tai yra, kad darbuotojas nesijaustų apgautas, jisai visada žinotų, kiek gaus, už ką gaus, pats galėtų tai susiskaičiuoti ir tada tikrai jisai nesijus mulkinamas įmonės ir jūs turėsite patikimus darbuotojus. Kuo mes galime prisidėti? Iš principo,
mūsų pateikta medžiaga leidžia jums ir patiems ieškoti kelio, kaip, kur nueiti, kaip pasiekti norimą tašką. Bet mes jums galime padėti pasinaudoti mūsų žiniomis, mūsų patirtimi ir pasiekti tą tašką ženkliai greičiau, negu kad einant mažai žingsneliais. Kągi, dėkui už dėmesį ir iki susimatymo kituose mūsų pranešimuose.